Esu dalyvavęs ne vienuose viešo kalbėjimo mokymuose tiek Lietuvos, tiek tautinių klubų, bet toks įspūdis susidaro, kad jie ieško ne kad tave išmokinti, bet jie ieško to, kad tu jau mokėtum. Tai man tas netiko, o pas juos buvo vėl kitaip, nei tikėjausi. Tai buvo šilta, smagus kolektyvas, smagus mokytojai buvo, kiekvienas turi savo patirtį ir kiekvienas savo patirtį dalinasi su tavimi. Kas su kalbėjimu, kas su kvėpavimu, raiška kalbos, kas per psichologiją. Kaip, kad atsipalaiduoti, kad neįsitempti, kad kalbėti sklandžiau. O mokymuose, kas man įstrigo, tai aplamai mokytojų šiltumas, mokėjimas bendrauti su mokiniu. Mokėjimas išaiškinti, kaip tobulinti savo kalbą, kad kalbėtum aiškiau, sklandžiau. Tas man labiausiai patiko, nes nebuvo kažkokios kritikos, tik buvo kažkas pastabos, kaip tobulėti, ką tobulinti vieną dalyką. Tas labiausiai man patiko. Plius patiko, kad buvo šiltumas, šilta aplinka. Tu nejauti jokios įtampas, jokios streso, kažko tokio, kad kaip ateini kitur, tu jauti įtampą baimę. O čia to nebuvo. Ateidamas į viešo kalbėjimo mokymus, kitokią kalbą, aš kalbėjau tyliai, neaiškiai, mane mažai kas suprasdavo. Po šių mokymų mane dėstytojai sako, tu pasikeitei, sako, tu kitoks, palikai tavo balsas sklandesnis, aiškesnis. Tai netobulas, dar reikia mokintis, bet jau vis šestasnė, kad buvo anksčiau. Tai tas patiko. Plius jie pasakė sistemą, kaip lavinti balsą, kokį vieną dalyką lavinti. Kiekvienam asmenį atskirai buvo mokymai. Vienam, kas tiko šitas, kitam netiko šitas. Tai tas labiausiai patiko, buvo viskas individualu. Nebuvo, kad viskas bendrai visiems, bet tai buvo kiekvienam asmenis skirtos pastabos. Galvojantiems apie viešai kalbėjimą, mokymus, dalyvavimą, bet bijo nežinomybės, bijo nežino, ko tikėtis. Tai nebijokit. Koks be būsit, ar jūs mokat kalbėti, ar nemokat kalbėti, jie jums patars.